Visai netrukus laukia įdomi dvikova Baltrek Šiauliai prieš Šiauliai Eksto. Dvi tos pačios miesto komandos. Jūs tai geriausias rungtynių žaidėjas, sveikinimai su pergalė ir tavo mintis po šių rungtynių. Tai, aišku, laimingi esame, nes pergalė. Aišku, gal netaip lengvai laimėjom, kaip tikėjomės, bet nežinau, svarbu pergalė. Nežinau, mintis geras. Varžybos, aišku, galėjo būti geresnis, bet yra kaip yra. Svarbu pergalė. Šiose rungtynėse atlikai 2 žeminimus, kol kas turi tikrai įspūdingą sezoną. Tai ką tau asmeniškai reiškia toks pasirodymas ir įsibėgiantis sezonas? O šitas pasirodymas tai man iš tikrųjų labai daug ką reiškia, nes esu turbūt vienas iš jauniausių top lygos žaidėjų. Man tik 17 metų ir kai ateini į pirmą komandą, mano antras sezonas top lygui. Nežinau, mane labai motyvuoja ir aš manau, kad jeigu taip toliau žaisiu, man labai gerai seksis ir viskas gerai. Sekančias rungtynės laukia Kaune prieš antrąją lentelės vietoje esančius Kauno Ąžuolą. Tai kokios mintis apie varžovą ir su kokiamis mintimis važiuosite į Kauną? Tai aišku, Kauno Ąžuolas yra labai gera komanda. Prieš juos visada nebūna lengva. O mintis tai, nežinau, važiuosim kovoti, žinom, kad jie gerai žaidžia, jie žino, kad mes gerai žaidžiame ir nežinau, laimės tas, kas parodys geresnį žaidimą. Na ir tavo mintis ir galiams, ir komandos draugams po dar vienos pergalės top lygoje. Tai ačiū visiems, palaikymas man labai svarbus, labai malonu, kad palaiko ir komandos draugai mane taip pat motyvuoja kaip jauniausią žaidėją. Ir manau, jeigu turėsiu vis tokį komandos palaikymą ir sirgalių palaikymą, viskas bus gerai ir tai kaip veikia. Deividai, kokie buvo pagrindiniai veiksniai nulėmę rungtynių rezultatą? Nesusitvarkėm su savo gynybo kraštuose, kadangi Baltreksas tikrai turi greitus žaidėjus. Tiesiog gynybai nesusitvarkėm, darėm daug priekių, jie irgi darė klaidų, bet turbūt rezultatą lėmė, kas mažiau suklydo varžybose. Ką šiandien pavyko įgyvendinti, o ko labiausiai pritrūko? Rungtynių darbas tikrai džiugino visą komandą, buvom tikrai patenkinti jų darbu, šiek tiek gal vėris, kraštai šiek tiek galėjo ir geriau pasitengti, bet bendrai paėmus tikrai dar manau davėm kovą ir Baltreksas stipri komanda, čempionai praėjusių metų, tai manau daug ko išmokom iš to. Sekančias rungtynės prieš Šiaulių Vairo Kalvis Vypoja, tai ką teigiamo galite išsinešti šių rungtynių ir kokios jūsų mintis prieš ateinančią dvikovą? Jo, tai po savaitės varžybos su Vairu namuose. Taisysim klaidas turbūt kraštuose, kad susisinktų komanda, nes Vairas irgi mėgsta per kraštų žaisti, tai gynybai tiesiog dirbsim. Na ką, suskamba paskutinysis švilpukas Baltijos top lygos 5-ojo turo dvikovoje, kurioje įtikinama 3-ąją pergalę iš 4 galimų iškovojo Baltrek Šiauliai.